Kodėl tu suaugusi norėjai padaryti tokius numerius, kai tik vienas skaičius būtų? Taip reikia. Aš nenorėjau, bet pagal taisyklės reikia, kad būtų numeriai, man taip atrodo, kad reikia, kad numeriai būtų vienas skaičius. Tai dėl to Jurgis, o Jurgis numeris 1, tai man atrodo, kad labai gražus numeriai. Žodžiu, mes kaip visą laiką, o Monika negalim pasidėti ramiai, mes sėdėjom namuose, pasigaminam želės. Ir sakom, reikia save nustebinti. Aš visą laiką mėgstu turėti tikslą, tai šiandien tikslas surasti vištienas. Aš augau Alytuj ir Alytuj prie turgaus buvo toksai kioskelis, toks kemperiukas, kur kaip tas juokėsi cirke vištienos sukosi ratu. Tai vat norėsiu surasti tokios vat pamarinuotos vištienos, kuri paskui kepasi grilį, jinai tokia sultinga. Tai yra ne karštai rūkyta, net sunku nupasakoti, kokia tai yra vištiena, bet žodžiu, ieškosim šiandien Vilniaus mieste, surasim tos vištienos. Ar ne? Pasiruošus, Monika, lekiam? O, mūsų grožis. Ir štai man gražiausias dalykas, kas yra, tai kaip atsidaro durys. Monika, naujas jos aksesuaras yra telefonas. Čia yra jos brolio telefonas, paskui buvo su manimi jisai lenktynėse, Rischroną rodė, o dabar Monika jį susigrąžino ir jos dabar gimtadienis 6 metai, tai jau aš jau matau, ką reikės dovanoti mergaitį savo. Tai kokio modelio telefono mano dukra nori? iPhone. Rimtai? Taip. Žiūrėk, paimk telefoną iš tą ranką, įkišk čia, dardai knopkutę? Ne. Nu žiūrėk, aš to parodysiu ir tu kitą kartą pati mokėsi. Va. Paspaudė. Iš pradžių padėdė užpakalį, po to nuleidė jį ir jau esi mašinai. Reiškia, antra diena su šita mašina. Aš tavęs pasiilgau per naktį. Labai jaučiuosi fainai, taip kaip kapsuliai, tokioj, kaip lenktyniniai kapsuliai. Net Ramūno Čepkausko TCR taip gerai nesijaučiu kaip šitai mašinai, kaip sportiškai nusteikus. Tai ką, užvedam? Girdėt? Viskas, mes esam užvesti. Padarom drive. Ir mes lekiam. Štai nuostabus dalykas, štai nuostabus tie elektromobiliai, ką jie su mumis daro. Bet iš tikrųjų mes šiandien netaupysim, mes pasidarom sport, užsiveda kažkur galiai įmontuotas 3 cilindriukų miniko variklis ir mes varom. Biškai net pasukoja, kaip jinai gerai važiuoja. Viskas brangiai, lekiam ieškoti vištytės. Ar tu žinai bent jau kokia čia yra mašina? BMW. Taip, o gal žinai koks jis yra modelis? Ne. i8 žinau. Ar žinai, kuo jinai yra ypatinga? Jinai turi 2 variklius. Vienas variklis yra elektrinis, kitas variklis yra pas ją benzininis. Bet aš žinau, kaip yra pas ją 2. Žinai šitą. Jinai labai trumpai, bet gali važiuoti su tik tai elektra. Taip. Man patinka, jos durys atsidaro. O tau? Irgi. Va, į viršų, taip? Kokios mašinos dar taip durys atsidaro į viršų? Pas tokie oranžinį. Teisingai, mano dukra, Lamborghini, taip, oranžinį. Tėtis mėgsta oranžinę spalvą ir Lamborghini. Manau, kad bus pas tėtį tokia mašina, kurios durys atsidaro į viršų ir jinai vadinasi Lamborghinis. Sakysit, kodėl aš nepatikrinau internete ir nesusiradau adreso, kur surasti tos vištienos. Patikrinau, dažniausiai tą vištieną kepa tokie verslininkai, kurie matyti internete reklamos neieško. Aš labai gerai pamenu, kad Ukmergės plente kažkada tai buvo toksai kioskelis ir kepė tą vištieną. Nuvažiuosim ten pasižiūrėsim, bet dabar pirmas bandymas tai yra Halės turgui. Kažkodėl tai tikiuosi, kad čia kažkas tai bus panašaus. 100 metų čia nesu buvęs. Mes dar neradom, ko mes norim. Ieškom. Čia kažkas panašaus. Varlės plovas. Nesivalgo. Nepasisekė mum. Lekiam toliau. Mane iš tikrųjų žmonės bandė atkalbėti dėl pirkimo šitos mašinos, nes sako, tu neatsiginsi dėmesio, visi čia kažkaip tai tave fotografuoja, žiūrės, dar tokius numerius susisakei. Iš tikrųjų nieko nepastebėjau. Ai, vakar mano buvusi bendradarbė mokymė susirado. Sako, kad, o, Jurgi, labas.
nes, mašina padėjo prisimint, kas tas Jurgis yra tikriausiai. Aš šiaip ir mane vis ir tai prisimenu. Aš kaifuoju iš tikrųjų nuo turėjimo tikslo. Aš visą laiką, aš net išvažiavęs į komandiruotę ar atostogų, kaip aš save pralinksminu, ką mažiausiai turiu sutarti, ką mažiausiai turiu pasiekti, ką turiu padaryti. Taip ir su ta vištiena šiandien, nes ir atostogose taip darau. Reikia susirasti kokio nors specialaus maisto restoraną. Ten, pavyzdžiui, važiavom, atsimenu, per Vengriją, tai būtinai rengia vengriškos virtuvės restoranus. Ir taip visą laiką. Tai ir šiandien aš tiesiog kaifuoju nuo to, kai turiu tikslą surasti tą vištieną. Ir dabar mes lakstam po miestą, kaip akis išdegę, kad susirastumėm tos vištienos ir jos niekur nėra. Ir aš vis tiek žinau, kad aš ją kaip nors surasiu. Pastebėjau vieną dalyką šitos mašinos. Jos stabdymo kelias yra didesnis negu X-o, matyti dėl svorio, galbūt dėl padangų siaurumo. Vakar jau važiuodamas geležiniu vilku, kai norėjau čia prie to Seimo esančio Statoilo nusukti, atsiprašau, Circle K nusukti į šoną, aš jau įpravažiavau tą posūkį ir sukau jau čia į Jasinskio prie iki, kuri yra, nes nesustojo. Ir va dabar pastebiu, kad šviesoforus reikia daug anksčiau stabdyti. Ar tau patinka dėmesys, kai tu važiuoji šitoje mašinoje ir visi iš troleibuso dabar į tave žiūri? Nepatinka. Nepatinka? Yra šiek tiek to, žiūri iš troleibuso žmonės, bet tikrai jau čia nėra kažkoks super hyper karas, kad jau jisai būtų tiek wow, iš tikrųjų, ar kažkoks tai. Čia mano partnerė gyvenimo, mano visų reikalų, man atrodo, pasiekėja. Tai yra Monika Adomavičiūtė, 3D akiniai, sekit jos kanalą. Vakar 15, man atrodo, minučių pasidalino, kad BMW i8 sukėlė avariją, netilpo tarp dviejų mašinų. Iš tikrųjų labai sunku, nes didelės tos vadinamos stoikės ir labai didelė akloji zona. Ir reikia labai priprasti, kad žinoti, kas yra tarp jų, nes man tai yra neįprasta, va kaip ir dabar. Aš, pavyzdžiui, žiūriu tą bordiūrą, sukdamas ir iš tikrųjų dėl to važiuoju daug lėčiau negu įprastai. Ir aišku, būtinai reikia papipinti, o žinot, kas pipino? Citroenas senas. Kaip kitaip. Va čia mes tikimės, kad bus vištienos su Monika. Mes norim vištienos. Vištytės nori. Aha. Visos keptos ar pusytės. O jinai čia kaip yra pamarinuota ta vištiena, ar kas su ją padaryta? Tai yra, žinokit, pamarinuota ir kepta 4, netgi 5 valandas. O kiek laiko laukti? Mums 5 reikia. Mes dabar turim 4. 4, tai iki 5, tai gerai. Tai mes einam pasisuksim ir ateisim, grįšim, gerai? Tai niekam netidu. Va, vištieną užsirezervavom. Pagaliau vištytę gavom ir aš tiesiog atsimenu labai gerai, kai aš Alytuj eidavau tos vištytės pasiimti, tai ta vištytė būdavo tokiam, įdėdavo į tokią foliją, į tą foliją su tuo stempleriu, man atrodo stempleris, susekdavo. O čia iš tikrųjų užrišo su šniūreliu, bet folija ta pati, kvapas labai panašus kaip mano vaikystės vištelė, tai tikiuosi, kad bus labai skanu, viskas lekiam valgyt. Reiškia, misija pavyko, šiandien vištytę šeima valgys. Monika, nusteikus vištytę pavalgyt? Taip! Ai, skanaus jums ir iki kito karto, iki.